pabandėm kažkaip suvilioti moteris, kad megzti tradicinius mezginius, nes jie yra labai labai gražus. Aš tuo gyvenu nuolat. Kaip vaikai per žaidimą, taip mes per smagumą, per tą pojūtį ne kad reikia, o kad nori. Pasižvalgius po muziejuose saugomas pirštinės šio krašto, tai stebina raštai, stebina smulkumas raštų, spalvos neįtikėtinai gražios. Ir šio krašto mezginiai yra išskirtiniai, tai verti atkreipti dėmesį ir taip megzti, kaip mezgė močiutės, promočiutės. Kiekvieną trečiadienį renkamės ir mezgam. Yra, kurios nėra niekart praleidę. Tai manau, kitos ir nuotoliu prisijungia, sukurta grupė Facebook. Tas smulkumas gal, ar ne, labai vilioja. Labai smulkus virbalai, tai kas atvažiuoja iš Šiaulių ar iš kažkur, yra tokių mezgėjų, sako, kokie siūliukai, kokie virbaliukai, kaip. Mes irgi galim taip numegzti, kaip mūsų bobutis ar probobutis mezgė. O man tai buvo labai įdomu sužinoti ir tą pačią istoriją, kam tos pirštinės skirtos, kodėl tie raštai. Man tai svarbu tas identitetas, vis tiek iš kur mes esam, kas mes esam, vis tiek mes skiriamės, tarkim, ir nuo aukštaičių skiriamės, ir iš kur to šaknis ateina, ir kad išlaikyti tą. Tai mezgu tradicinės mažos Lietuvos pirštinės, jos yra su kedeliuku ir sako, kad pačios seniausios pirštinės ir buvo šiam krašte, kur komponuota stambi kažkokia lelija ar žvaigždė, o būtent išilgai eina kažkokie smulkūs ornamentai. Aš irgi galvoju, kad mano ir piešinys tai irgi šio krašto. O aš mezgu prezidentinės pirštinės, jos buvo sveikinimas ir yra irgi visokių juostelių spalvų ir užrašas juostelė sveikinam tave, prezidentę. Ta pirštinė nenusimezga čia. Mes grįžtam namo, toliau mezgam, turim laisvą minutę, ar ne, kažko laukiam ir mūsų laukimas užsipildo. O ne, vaikai nenori, per sudėtinga atrodo, bet aš taip tikiuosi, kad vis tiek kažkas, tai jauni žmonės bus kas tęsia. Ir aš turiu 4 anūkės, 2 iš jų irgi mezga. Labai laukiam šiais metais vyksiančio Luksnų festivalio, nes jame pristatysime tradicinį mezgimą. Ir labai norėsiu susipažinti ir su kitomis kultūromis irgi, kaip irgi įdomu yra. Ir manau, kad ir festivalį žmonės, kurie prieis, mes mielai pamokinsim, mielai parodysim, mielai papasakosim, mielai pritrauksim į etnokultūros centrą, kad ateitų.